Va, koks įdomus uždavinukas. Štai turime šaknį kubinę, po ją 11, dar 4 laipsnio šaknį ir dar kvadratinę šaknį. Čia verta bus prisiminti šaknų savybę, kad jeigu mes turime dvi šaknis, va taip n-tojo laipsnio ir m-tojo laipsnio šaknį iš a, tai mes galime parašyti štai taip, kad tai yra mūsų šaknis ir jos rodiklis susidaugina n kart m iš a, va štai taip. Taigi, jeigu mūsų šitas 11 yra po 4 ir po 3 laipsnio šaknim, aš galiu galvoti, kad jis yra iš viso po 12 laipsnio šaknim. Taigi, taip ir parašau. Kubinė šaknis iš 11 čia bus kart. Bet štai šitą 11 parašiau. Dabar šitas 11 yra po 4 ir po 3. Reiškia, iš viso jis jau bus po 12 laipsnio šaknim ir 11. Ir galiausiai mūsų šitas vėl 11 jau yra po 3, 4 ir 2 laipsnio šaknim. 3 kart 4 kart 2 tai jau yra 24 laipsnio šaknis iš 11. Lygu. Dabar pasiverčiu laipsniais. Čia yra 11 pakelta 1/3, kart 11 pakelta 1/12, kart 11 pakelta 1/24. Lygu. Kai mes dauginam laipsnius iš laipsnių, laipsnių rodiklius sudedam. Taigi 11 reikia prie 1/3 pridėti 1/12, pridėti 1/24. Tu gali padaryti tai skaičiuotuvu. Aš žymiai greičiau padarysiu ranka. Čia bendra vardiklinu, čia iš 8 dauginu, čia iš 2, taigi 8/24 pridėti 2/24, pridėti 1/24. Iš viso gaunu 11, o laipsnio rodiklis yra 11/24. Mums sako, kad mūsų šitas reiškinys yra lygus 11 pakelta n-tuoju. Taigi akivaizdu, kad mūsų n reikšmė yra čia. Tokį atsakymą ir įrašau 11/24.